Girdint kalbas apie sveiką mitybą dažnai kyla klausimas, kodėl ji tokia reikšminga ir kodėl duetu su judėjimu ji gali padėti iki pat senatvės išlikti sveiku, išvengti kai kurių sveikatos sutrikimų ar net sunkiausių ligų, pavyzdžiui, krūties vėžio, ir ar taip svarbu organizmą pastiprinti tinkamais maisto papildais, ypač kai nusilpsta imuninė sistema. Mūsų gyvenimo eigoje, neteisingai maitindamiesi ir gyvendami, keičiasi taip pat ir mūsų DNR ir tada organizmas nebegali gaminti reikiamų medžiagų tam, kad stabdyti, tarkim, vėžio atsiradimą, stabdyti kitų ligų atsiradimą. Tai tiesiog svarbu yra vienas dalykas pasitikrinti laiku, na ir kitas dalykas dalyvauti patikros programuose, nes tai gali padėti laiku diagnozuoti ligą ir pritaikyti efektyviausią gydymą. Pasaulinės sveikatos organizacija teigia, kad jeigu mes vesim sveiką gyvenimo būdą, nes visą laiką lengviau, jeigu taikyti prevencinės priemonės, negu gydyti krūties vėžį. Labai daug reikšmės turi ir psichologiniai dalykai, žmogaus tikėjimas, teisingai, Dievo tikėjimas, gydytojų ir žmogaus tikėjimas tam tikrais preparatais. Man atrodo, gal mityba vis tiek yra pats didžiausias pagrindas, kad organizmui nieko netrūktų, nes jeigu gyveni aktyviai o tavo organizmui tiesiog trūksta paskui tų būtiniausių medžiagų ir tada atsiranda visokios ligos ir visokie. Tai mane, sakau, tas labai tikrai išgąsdino ir aš labai susiėmiau. Vilnietė Danguolė pradėjo vartoti maisto papildus po mitė, kai sužinojo apie jos krūtyse susidariusius kalcinatų darinukus ir dėl jų kylančios nemenkos rizikos susirgti krūties vėžiu. Štai tuomet ji iš pagrindų pakeitė savo požiūrį į gyvenimą. Iš vis pakeitė labai gal ir požiūrį, nes toksai kaip ir truputį šokas, tu tada supranti, kad reikia savim rūpintis, jeigu nori gyventi. Aš dar ir jogą užsiemu, sūnus mano jauniausias, irgi kartais kartu darom kvėpavimo pratimus, grūdinamės po šaltu vandeniu. Esu net ir į eketę iššokusi ir va šiemet mano sesuo dalyvavo tam plaukime Trakų ežere, 25 metrų plaukime eketėje, tai planuoju kitais metais ir aš prisijungti. Baseinas labai patinka judėti, nes aš jaučiu, kad jeigu aš nejudu, tai tiesiog sustingsti, ten pradėti traškėti. Labiausiai tai aš atkreipiau dėmesį į mitybą. Kadangi yra krūties vėžio skirtingi variantai biologiniai, mes jau žinom grupę pacienčių, kur galima apsėsti be chemoterapinio gydymo. Be jokios abejonės tas sveikas gyvenimo yra būdas, sportavimas turi reikšmės. Jeigu tyrimai nerodo ligos, tada jau kitas jau etapas, jis eina pas specialistą mitybos, kuris gali duoti jums rekomendacijos, kaip jam reikėtų maitintis. Mes turėtume pamiršti, kad tas vaistas mūsų turi subalansuotas, mityba mūsų subalansuota. Kuo jis labiau perdirbtas, tai vienas dalykas, jis savo perdirbimo metu netenka dalies maisto medžiagų ir vitaminų, kitas dalykas pridedama pašalinių medžiagų tam, kad išsaugoti spalvą, išsaugoti skonį arba pailginti to maisto gyvenimo. Mityba, kuri yra žalinga, yra ta, kurioje yra labai daug riebalų, ypač oksiduotų riebalų, kaitinti aukštoje temperatūroje, arba kurie yra daug kartų kaitinti. Taip pat maisto produktai, kurių yra labai aukštas glikeminis indeksas, tai visokie miltiniai patiekalai, kuriuose yra daug krakmolo su pridėtiniu cukrum, taip pat alkoholis. Taip pat rūkymas. Principas yra paprastas. Natūralus maistas, jis yra iš tikrųjų sveikas. Pirmoje eilėje aš išskirčiau daržovės, vaisius ir uogas. Be to, kad juose yra daug vitaminų ir daug mineralų, kurie yra reikalingi mūsų organizmo natūraliom funkcijom, ginantis nuo laisvų radikalų, tai yra antioksidantų organizmo gamybai, juose yra daug dar ir antioksidantų pačių augalų. Tai yra karotenoidų, polifenolių yra visa didžiulė grupė. Taip pat yra antioksidantų kupini prieskoniai ir prieskoninės žolelės. Didžiulį kiekį polifenolių ištyrė 4 augalus iš 200 galimų. Didžiosios Britanijos mokslininkai, vadovaujami žymaus profesoriaus onkologo Robert Thomas, rado būtent granatuose, brokoliuose, ciberžolėje ir žaliojoje arbatoje.
tyrimas, kuriame dalyvavo vėžiu sergančiųjų grupė, įrodė, jog būtent tie polifenoliai savo antioksidacinė galia itin paveikūs sergančiam ar sveikstačiam organizmui, palaiko kovoje su vėžinėmis ląstelėmis, o tai reiškia, kad jie gali padėti sustiprinti ir apsauginės imuniteto funkcijas tiems, kas nori išvengti įvairių susirgimų, ypač uždegimų sukeliamų ligų. Tuo įsitikino ir Danguolė, kurios krūtyse per prevencinės programos patikrą buvo aptikti kalcinatai. Ji nuolat vartoja Kembridžo universiteto mokslininkų sukurtas polifenolių kapsulės Pomidė. Gydytoja man pasiūlė vartoti šitas, taip, ir, žodžiu, aš pradėjau juos vartoti. Ir man iš tikrųjų labai padėjo. Dabar kiekvienais metais tyriuosi ir kaip ir viskas stabilizavosi ir viskas normos ribose. Tai aš tikrai ir aplamai man labai šita sudėtis yra artima, nes aš ir brokolius labai mėgstu. Ir ciberžolę dedu visur, į visus, ką gaminu visur, man patinka dėl spalvos, dėl visko. Ir granatus tai ypatingai dievinu. Ir žalia arbata, žodžiu, viskas labai man tiko ta sudėtis. Aš tai nelabai tikiu, kad galima, pavyzdžiui, suvalgyti kilogramą brokolių ar ten 5 granatas iš karto, nes tai, kas yra sudėtyje šito papildo iš produktų, tu tiek nesuvalgysi. Ir aš nežinau, aš nelabai ir tikiu tom daržovėm, jos gal tokios nėra labai ekologiškos, arba jau reikia labai žinot, kur pas ką tu perki. Už tai ir pradėjau naudoti tos papildus, mazgeliai, augliukai, ir tada jau pavojinga, jau tada reikia ir operacija, ir ten gali būti ir visai. Šiuo metu yra operacijos atliekamos, kai yra jau piktybiniai pakitimai, arba yra tam tikri gerybiniai kiti pakitimai, kada indikuotinas operacinis gydymas, ypač jeigu tai sukelia kažkokius simptomus pacientį, trukdo ir panašiai. Kadangi per didelis oksidacinis stresas, tai yra tų laisvųjų radikalų kiekis, kurio nebegali neutralizuoti organizmas, kelia tiek vėžio, tiek degeneracinių, demencijų, neurodegeneracinių ligų riziką, ta pati arterijų sklerozė, širdies ligos, astma ir diabetas irgi. Tai žmogus vartojantis profilaktiškai tikrai labai sumažina savo riziką, leidžia organizmui natūraliai stabilizuoti savo gyvenimo pasekmes. Aš manau, ir kiek kalbuosi ir su savo artimaisiais, ir draugais, ir šeima, tai aplink mane beveik visi žmonės naudoja tos produktus. Vartodavo iki tol ir dabar vartoja, ir va šiandieną netgi prieš vykdama į laidą pasikalbėjau su kaimynais, tai irgi vartoja, sakė, nes kažkaip žmonės pripažįsta, kad tai yra neišvengiama. Tai svarbiausia yra tą imuninę sistemą stiprinti, kiek tai įmanoma. Sistemingai vartodama maisto papildus Pomidė, savo pavyzdžių gyventi sveikai įkvėpė ir savo vyrą, kuris kartu dalinasi ir šiomis polifenolių gausių visadalių brokolių, granatų, ciberžolės ir žaliosios arbatos kompleksinėmis kapsulėmis, anksčiau nepasitikėjęs visų papildų nauda. Jis prisipažino, jog būtent Pomidė vartoti paskatino Kembridžo universiteto mokslininkų įrodytą naudą. Ir aš sakyčiau, kad jeigu yra tam tikri vaistai, preparatai, papildai, kur oficialiai patvirtinami, be jokios abejonės, mūsų požiūris yra, kad jie yra veiksmingi. Tai yra naudinga pacientui ir tai leidžiama. Tam, kad padėtų organizmui įveikti tą didžiulį oksidacinį stresą, kuris neišvengiamai būna prie chroniškų ligų. Tikrai dažnai yra vartojami tada jau papildai ir tikrai tikslinga ir tikrai galima taikyti.